Sveiki. Pavasaris taip įsibėgėjo, kad atrodo pralenkė pats save. Tačiau yra vienintelis požymis, kuris vis dėlto kalba apie tai, kad dar pavasaris. Nes gandrai vis dar grįžta ir grįžta į savo pamėgtas vietas, į tai, ką mes žmonių kalba sakome, grįžta į savo namus. Gal todėl mes taip labai laukiame pavasario, taip labai laukiame gandrų, kad pajustume, kas yra namai. O žmonės? Šiandien mes turime problemą ir sprendžiame kol kas, mąstydami apie tai pakankamai filosofiškai, o ne praktiškai. Iš Lietuvos išvažiuoja žmonės įvairaus amžiaus. Šiandien sakom, kad daugiau jaunų. Tačiau mano galva, kad protų ir talentų nutekėjimas prasidėjo kur kas anksčiau, negu dabar mes pradėjome kalbėti. Jie gyvena kitur, jie dirba kitur. Tačiau kartais būna tokie žavūs pavasariai, kada jie grįžta čia, kur buvo jų namai. Reiškia, jie kaip gandrai grįžta ten, kur jiems buvo gerai. Ar iš tikrųjų taip? Šiandien mes kalbėsimės su mums labai mylimu ir žinomu, aš turiu minty klaipėdiečius, žmogumi. O žurnalistų cechas ją labai puikiai pažįsta ne tik mūsų mieste, o ir visoj Lietuvoj. Tai Sofija Minina, kuri šį pavasarį eilinį kartą, drįstu sakyti, atvyko čia, kur buvo jos namai. Kodėl? Aš nieko daugiau nebesakysiu. Aš tiesiog labai prašau, pažiūrėkite, štai čia Sofija Minina. Taip, mieloji, sveika čia pas mus Klaipėdoj ir Lietuvoj. Ačiū, Rūtė, ir aš labai džiaugiuosi, kad aš čia. Ir kai aš čia, aš tiesiog nesitikiu, kad aš ten. Suprantate, lyg tai nebūčiau ir išvažiavus. Tai buvo labai sunkus sprendimas ir man atrodė, aš galėjau išvažiuoti prieš 30 metų, gal netokiom sąlygom, aš galėjau išvažiuoti prieš 20 metų, aš galėjau pasilikti 88, kai važiavau aplankyti savo močiutę ir prieš 20 metų negalvojau važiuoti ir nenorėjau važiuoti. Aš nežinau, tiesiog prieš 20 metų aš suprantu, kodėl nenorėjau važiuoti. Aš perėjau į redakciją, mano visos giminės išvažiavo, mane pakvietė į redakciją ir aš labai buvau laiminga, kad mane pakvietė, kad aš turiu tokį darbą ir aš galvoju, kad ten aš tokį darbą neturėsiu. Bet to man buvo labai sunku skirtis su draugais ir aš mano galvoje nebuvo, kad aš galiu išvažiuoti kada nors. Bet ne tik tada. Ir po daugelį metų nebuvo galvoje, kad aš galiu išvažiuoti. 88, aišku, aš pirmą kartą buvau Izraelyje. Ir aš tada, kai atvažiuoju kaip turistas, matai tą šalį visai kitaip. Taip. Aš nežiūrėjau į žemę, aš žiūrėjau į dangų. Be to, mano giminės gyveno pačiam gražiausiam Izraelio mieste Jeruzalėje. Ir aš kitus miestus nemačiau ir visas Izraelis man buvo Jeruzalė. Va, ir, kaip sakiau, žiūrėjau į dangų. Kai žiūri į dangų, tai viskas atrodo labai gražu. Bet ir tada aš negalvoju išvažiuoti. Aš galvoju, kad čia jau man per vėlų, kad seną medį sunku persodinti kitą vietą. Aš čia augau, gimiau, aš su krauju galima su šitas žemė susieta. Ne tik aš augau, mano mama Šiauliuose gimė. Mano močiutė Šiauliuose gimė ir mes su Lietuva buvom tokie, kaip sakant. Mano namai buvo čia. Buvo čia. Ir aš atsimenu, kai aš pirmą kartą išgirdau apie tai, kad Lietuva pasidaro savarankišką, tai buvo muzikinė bibliotekoje, mes sėdėjom, kažkoks tai buvo pasitarimas, aš nežinau, ir staiga per radiją perdavė. Ir aš paskui viena ėjau namo. Ir galvoju, kaip gerai, kad taip atsitiko. Aš atsimenu, kad prieš tai aš su viena draugė kalbėjau ir aš jai pasakiau, mes gėjom kavos, mes ėjom ir aš pasakiau, tai dar buvo gerokai prieš tai.
Ir aš jai pasakiau, žinok, aš visada žiūriu, mokausi iš istorijos. Mes gyvenom imperijoje. Ir visos imperijos, čia istorijos dėsnis, visos imperijos žlunga. Ta imperija irgi žlugs. Bet aš niekad negalvojau, kai aš pasakiau tos žodžius, kad tai bus taip greitai, ne tik taip greitai, bet aš net negalvojau, kad tai bus mano gyvenimo ribose, taip sakant. Va, ir aš džiaugiausi, nes, kaip mano močiutė žinojo, kas tai Lietuva laisva, mano mama žinojo, kas tai Lietuva laisva ir man visą laiką pasakodavo. Va, ir aš galvojau, bet aš ėjau, taip išėjau, kad aš baigiau rusų mokyklą, nors mano tėvai visi iš Lietuvos. Ir mąsčiau rusiškai, rašiau rusiškai ir buvo laikas, kai kalbėjau dar prasčiau negu dabar lietuviškai kalbėjau. Bet vis dėlto, aš Lietuvos vaikas. Va, ir ėjau ir galvojau, kur mano vieta, aš žydė, kuri Lietuvoje gimusi, bet kalbu rusiškai ir mano pati kalba, kurį aš galiu geriausiai išreikšti save, tai rusų kalba. Kur dabar mano vieta bus? Ir aš ėjau, toks keistas jausmas, gaila, kad aš vis dėlto man lengviau parašyti negu pasakyti, kad aš negaliu išreikšti tą jausmą. Aš negalvoju važiuoti į Izraelį. Vieną kartą aš galvojau, kad aš turiu kitą kelią ir kad aš galiu išvažiuoti į Izraelį, kai buvo pučas. Ir aš iš rytų sužinojau, kad pučas atsiminė, ne? Ir aš galvojau, galų gale, jeigu jie ateis visam laikui, vėl sugrįž, aš važiuoju į Izraelį. Bet tada tu tik pagalvojai. Pirmadienį ryte ir toks buvo jausmas ir taip aš pagalvojau. Jeigu jie sugrįž visam laikui, aš važiuoju į Izraelį. Bet jie nesugrįžo? Bet jie nesugrįžo ir aš negalvojau. Antrą kartą aš išvažiavau į Izraelį vėl aplankyti savo giminės. Tai jau buvo po 2 metų. Ir tada aš mačiau Izraelį ne tik Jeruzalę ir ne tik dangus. Aš mačiau jau ir žemę, ir šiukšlės, ir visą kitą. Ir mačiau repatriantus, kurie atvažiavo ir kurie buvo labai nelaimingi ir nesurasdavo darbo. Ir aš pagalvojau, kokią laimę, kad aš tik tai turistė. 2 metų tu išvažiuoji. Aš išvažiuoju. Man dažnai tenka atsakyti klausimą, kodėl tu išvažiavai. Iš pradžių man buvo labai sunku atsakyti tą klausimą, nes taip atsakymas buvo nesusistovėjęs, taip galima pasakyti, ne? Bet kadangi aš daug kartų turėjau atsakyti tą klausimą, tai aš vis dėlto priėjau, taip sakant, galiu kaip eilėraštį pasakyti, kodėl aš išvažiavau. Aš galiu pasakyti, kad aš išvažiavau dėl sūnaus, dėl to, kad jam atidaryti platesnis horizontus galiu, bet tai bus nepilna tiesa. Aš galiu pasakyti, kad norėjau sugrįžti prie savo šaknis man ir Lietuva, ir... Bet etnologinės, etnografinės šaknis vis dėlto yra Izraelis. Norėjau sugrįžti prie savo šaknų, išmokti kalbą ir visą kitą. Gal iš dalies taip, bet tai ne visa tiesa. Visa tiesa tai taip, aš galvoju, jeigu kartais savo neprisipažini, ko tu nori pasakyti, ko tu jautie, ne? Bet jeigu labai taip su savim giliai save pasižiūrėti, mano gyvenimas paskutiniu metu ir daug metų ėjo tokia, buvo labai monotoninė ir išskyrus darbo, mylimo darbo, kurio aš dabar vėl norėčiau, jeigu būčiau jauna ir reikėtų pakartoti, aš vėl ateičiau, jeigu mane aišku priimtų, vėl ateičiau į šitą darbą. Nieko kažkokio, norėjau kažko naujo ir norėjau kažkokį tokį posūkį, taip jau buvo mano gyvenime, taip. Ir aš vieną kartą, naujų metų naktį nusprendžiau, aš padarysiu tą posūkį, ar bus geriau, ar bus blogiau, nieko labai gero nesitikėjau, kadangi aš jau buvau antrą kartą ir mačiau, bet pagalvojau, tai bus kitas gyvenimas, aš turiu pradėti gyventi kažkokiu kitu gyvenimu. Nes jeigu tęsti tokiu gyvenimu monotonišku, man tas toks gyvenimas primena, kad aš gyvenu, bet aš grabe ir aš laukiu mirties. Va. Tau čia taip viskas buvo pasidarę kasdieniška ir nuobodu? Ne nuobodu, ne.
Man labai buvo sunku išsiskirti. Gražina mano draugė Jodytė. Žino, kaip aš vieną kartą atėjau pas ją ir pasakiau, Gražinka, nutariau važiuoti. Ir pradėjau verkti. Man nenuobodu čia, bet mano, taip sakant, mano asmeninis gyvenimas, jisai jau pasidarė labai monotoniškas. Ir aš galvoju, ar bus geriau, ar bus blogiau, nesvarbu. Aš darau posūkį ir tai bus kitas gyvenimas. Tu žinai, tai yra labai žavu. Aš pavyzdžiui, nepaprastai žaviuosi moterimis. Kodėl moterimis? Todėl, kad moterų dalia nėra taip labai paprasta. Ir man patinka, kai moteris priima ryžtingą sprendimą. Man tai medus. Dabar tu priėmei tą sprendimą, tu susidėjai savo daiktus, aš pamenu vieną iš paskutinių tavo ėjimų Mažvydo alėją ir tu visą laiką sakei, vat būtent šitą, aš nežinau, ką aš darau, bet man reikia šitą padaryti. Ir tu padarai. Man atrodė, kai aš važiavau, kad aš viską žinau, kad aš viskom pasiruošus ir kad mane sunku kažkom išgąsdinti. Aišku, gyvenimas visada turi staigmenų, ne? Turi staigmenų ir viskas pasirodo kitaip dar šiek tiek. sunkiau, dar sudėtingiau. Ir aš išmokau plauti grindis, ko aš čia nemokėjau. Ta prasme, tu nori pasakyti, kad tu dirbai valytoje. Aš dirbau ir valytoje, bet visą laiką aš neverkdavau. Net jeigu aš dirbau ir valytoje, aš visą laiką sakydavau, Sonia, žurnalistinė profesija. Ir man tai padėdavo. Ir tas kreipimasis į save kažkaip mane palaikydavo. Žurnalist minėt profesijų, žmogus turi žinoti visko. Tai aš buvau ir valytoja, ir vaikų prižiūrėtoja, ir ligonių, ir vaikų auklė, ir ligonių slaugytoja. Ir paskui mano didžiausia karjera, aš buvau, netgi mano sūnus visada juokėsi, buvo trumpas laikas, kai aš 2 mėnesius dirbau valytojų. Taip sakant, aš jau turėjau patirtį ir labai greitai pradėjau kalbėti ivrytų kalba ir mane pastatė valytojų viršininkų. Po 2 mėnesių aš iš tos viršininkystės išėjau ir mano sūnus juokėsi, o mama, tu jau kili pagal karjeros laiptais. O paskui man pasisekė, aš 2 metus dirbau po 3 mėnesius mokykloj. Yra toksai miestelis Micperamon dykumoje. Ir mane staiga taip man išėjo, vis aš stengiausi kažkur pakliūti, nors laikinai, pajausti normalų darbą, bet aš jau žinojau, kad aš išvažiavau ne tokiu laiku, visi mėgsta jaunų, gražių. Net ir ten, aš galvoju, kad tik pas mus sindromas toks. Ir ten, ir surasti darbą labai sunku, aš išvažiavau 48 metų, o tada aš jau buvau 50 metų ir taip man pasisekė, kartais man labai sekasi. Pasisekė, kad mane pakvietė, paskambino iš ministerijos ir pasakė, už savaitės yra tokia grupė, kurie vaikai, kurie mokėsi visus metus ir sugalvojo laikyti rusų kalbos egzaminą ir literatūrą. O mokykloje aš dirbau tik po institutą tik 4 metus. Ir aišku, visą programą šitą aš užmiršau ir galvoju, ką dabar atsakyti. Ir aš pasakiau, tu galėsi už savaitės pradėti? Aš pasakiau, galėsiu. Kaip gerai. Galėsiu. Ir nulėkiau, pirkau knygas, sėdėjau dieną naktį, pasiruošiau, mano vaikai, galiu pasigirti, kad mano vaikai išlaikė egzaminus gerais pažymiais, tada mane pakvietė kitais metais. Tai man davė kažkaip padėjo išsilaikyti dabar, nes aš pasimokiau programų ten. Išmokau vėl literatūrą, perskaičiau vėl knygas. Aš visą laiką norėjau perskaityti ir Dostojevskį, ir Turgenevą, nes kiekvienais metų laikotarpiais, kai skaitai, tai matai kitaip, lyg tai iš naujo skaitai. Ir aš išmokau tą programą ir dabar pagrindinis mano darbas, aš ruošiu vaikus egzaminam. Bet tai yra privati tavo. Privati tokia veikla. Žiūrėk, ką mes dabar Lietuvoje darom. Labai daug žmonių ir jaunimas. Nebūtinai žinoma Izraelį. Čia yra kita tema, bet į kitas šalis važiuoja būtent prasigyventi ir labai dažnai nusivilia. Kaip tu galvoji, dabar iš šito atstumo, ko reikia,
Kad žmogus išvažiavęs į užsienį gali prasigyventi. Ar taip beviltiška prasigyventi čia? Kas turi daug energijos, kas turi daug idėjų, jisai turi idėjas čia, jisai turės idėjas ten ir jisai prasigyvens. Nors sunku, nors ne iš pat pradžių, jisai prasigyvens. Kas neturi energijos, kas neturi gyslelis bizniui, tegul jisai negalvoja, jis čia negalėjo daryti biznį, jisai ten irgi nepadarys. Visur tas pats. O be to prasigyvenimas ne tik biznis. Jaunam žmogui, aš visada sakau, reikia mokytis kalbų, reikia gauti profesiją, nesvarbu kokia tai profesija. Aš skaitau, kad kiekvienam sūnus mano juokis ir sako, kas iš tavo aukštą įsilavinimą, bet aš tokia senamadiška likau, aš skaitau, kad jaunas žmogus turi gauti įsilavinimą, išmokti kalbų ir tada važiuoti į kitą pasaulį. Bet dabar tu man pasakyk, tu sakai senamadiškas, tai ką tu nori pasakyti, kad pavyzdžiui mes čia kalbam, tu, aš ir kiti kalbam, kad reikalingas išsilavinimas. Pavyzdžiui, Lietuvoje dabar ir jauni žmonės pradeda labai rimtai suvokti, kad būtinai reikia įsigyti profesiją. Nesvarbu kokios pakopos. Nesvarbu. Tai tu sakai, kad tu senamadiška ir tavo sūnus kartais iš tavęs pasišaipo. Tai ką, Izraelyje nėra šitos problemos, kad būtinai reikia įsigyti profesiją, kad tu gali be jos rasti savo pragyvenimo šaltinių? Iš pradžių tu gali mokėti, aš nežinau, būti labai protingas, gali būti labai išmintingas, gali labai daug ko mokėti daryti, bet kaip čia, taip ir ten, kaip anais laikais, taip ir dabar ateini, iš pradžių klausia, ką tu baigiai, kokį popieriuką tu turi, o paskui jau žiūri, ką tu moki. Bet iš esmės, aišku, aš jau taip labai dievinu tą aukštą įsilavinimą, bet aš dabar pagalvojus, gal aš sakau neteisingai, reikia turėti profesiją. Tai žmogus, kurį turi profesiją, kuri naudinga kitiems žmonėms, tas, aš negaliu, kas tai yra prasigyventi, tas gali būti ant bangos. Gerai, Sonia, bet dabar taip, tu dirbai paprastus darbus, taip? Taip. Tu juos dirbai, bet tu nebadavai? Užteko, pavyzdžiui, iš pradžių prasimaitinti, susimokėti už būstą. Pradžioje aš turėjau $15,000, kurie man labai greitai išėjo ir aš visiems sakau, būtų neparduoti. Geriau badauti, bet būtų neparduoti. Viskas aišku. Viską, ką turi, neparduoti. Bet aš nebadavau, bet yra žmonės, kuriems sunku. Ar jie verkia, aš nežinau, aš niekad neverkdavau. Aš jeigu turiu kažkiek pinigų, aš sakau, kad aš turiu pinigų. Yra žmonės, kurie turi pinigų, sako, neturi, badaujam, tai man sunku. Man žmonės, kaip skundėsi, kad jie badavo, kad jiems sunku, kad jiems taip, anai. Aš nebadavau. Žinai, aš pripratau čia gyventi labai skromna. Kukliai. Kukliai. Ir ten maždaug tas gyvenimas ir tęsiasi. Bet palauk, tu šiandien turi pinigų, tu ne pirmą kartą dabar atvažiavai į Lietuvą. Ten kainuoja bilietas, reiškia, tu gyveni taip, kad nepaisant to, kad tu negali būti biznierius, tu gali greitai išleisti pinigus, bet tu susitaupai kelioniai. Kai aš jau prasigyvensiu, aš gal ir taupysiu. Ir rašė Gražina Juodytė, jos draugė spaudoje atvyko mūsų visai nuostabai su draugu. Tai labai mielas žmogus ir visa kita ir taip toliau, bet dabar Sofijos noriu paklausti, ar tai pirma tavo meilė gyvenime? Visų pirma, aš pasakysiu, pirmą kartą aš įsimylėjau, būdama 6 metų. Žinoma, be abejo, tu čia dabar visus nustebinai, man atrodo, šito atvirumu. Taip? O mano mylimasis tai buvo mamos draugės sūnus. Tai buvo nelaiminga meilė, nes jisai jau buvo studentas, labai greitai jisai surado gražią mergaitę Laimą. Taip. Ir kai ponia Karolina, jinai dabar jau ne tarp mūsų, jinai pasakė, kad Juozas ženėsi, aš pasakiau, aš tai nelabai atsimenu, bet jinai man vis sakydama Martelė, visą gyvenimą man sakydavo Martelė. Lyg tai būk, tai aš pasakiau, kad aš paimsiu akmenį, aš mesiu į tą Laimą.
Aš būdama 28 metų, močiutė man pasakė, Sonia, mesk tu jį, jis tau laimės neatneš. Aš pasakiau, močiutė, aš jį labai myliu. Ne, 26, tai jau nesvarbu, aš jį labai myliu. Aš myliu tik tai jį, aš mylėsiu tik tai jį. Man močiutė pasakė, jisai ne vienintelis pasaulyje, kurį galima mylėti. Jisai tau laimės neatneš. Ir močiutė buvo teisi? Aš pasakiau, tu nieko nežinai, tu niekad nemylėjai. Jinai man pasakė, ja, ką tu galvoji, kad aš gimiau ir iš karto jau buvau 60 metų. Aš irgi buvau jauna. Viskas dar prieš akį. Tu mylėsi ir mylėsi ir mylėsi. Yra daug žmonių, kuriuo galima mylėti. Ir močiutė mano buvo teisi. Galima mylėti daug kartų, daug kartų. Reiškia, čia yra filosofija apie meilę, kuri atėjo tau iš patirties. Ir pagrindus padėjo tavo močiutė. O laimė? Kai man būna sunku, iš jaunystės laikų aš labai myliu Salomėją Nėris. Ir kai man būna sunku, aš visada kartuoju jo žodžius. Saulėtų krantų pasigėdo širdys, neapgaliu ir bėgu per lūžtantį ledą skendolių kelių. Va, labai dažnai ir dabar, ir paskutinių laikų, ir prieš 10 metų, aš labai dažnai, kai man būda, yra žmonės, kuriems malda padeda, o man padeda tas eilėraštis ir šitie posmai. Ir dabar tu paklausai, ar aš dar laukiu kažkokių saulėtų krantų. Būtinai. Aš laukiu ir aš dar galvoju, kad gal gyvenimas man kartais, gal ko nors dar parodys tokio, ko nors tokio. Ar tu turi minti gyvenimą apskritai, ar būtent per meilės prizmę, kai mes dabar kalbam apie meilę? Ne. Apskritai? Apskritai. Kažkas tai dar kažko, ko aš nelaukiau, ko aš nesitikėjau. Aš kartais galvoju, o gal tai saulėti krantai. Čia, dabar? Čia, dabar. Ir jas reikia vertinti, nes aš palyginu sveika. Mano vaikas palyginus sveikas. Aš norėčiau iš jo daug daugiau, negu jisai man, Gali skirti ar skiria? Neskiria, norėčiau, kad jis baigtų mokslas, tai saulė šviečia, mano draugai dar visi gyvi. Ir gal tai yra laimė. Tu gyvenai ir čia jau, ir išvažiavai, sakykim taip, viena. Tai yra savarankiška moteris su sūnumi, bet tu neturėjai, kaip mes sakom, to užnugario vyriškio. Ir kada yra lengviau, kad tu dabar turi ir ar tikrai jis tavo užnugaris, ar tu už jo jautiesi kaip už uolos, ar tu jautiesi saugiai, ar tai yra tavo partneris, o gal iš viso buvo gerai, kai nebuvo. Tu vat savarankiška viena. Aš galiu pasakyti, kad jisai labai geras žmogus. Aš galiu pasakyti, kad aš buvau įsimylėjusi jį. Geras pasakymas, būtuoju laiku. Buvau. Bet laikas daro savo, ar ne? Keičia truputėlį požiūrį ir jausmus. Įsimylėjau. Įsimylėjimas ir meilė tai kiti dalykai. Taip. Ir man labai, aš visada vertindavau protą. Ir žinias, jisai turi protą, jisai turi žinias, jisai man padėjo išmokti ivrytų kalbas. Didelis turtas, ką jisai man davė, nes jisai kalba be galo gražia ivrytų kalba, ne tik anglų, bet ivrytų kalba, kas jau labai mažai kas kalba taip gražiai. Jisai man padėjo parašyti mano knygą. Tu dabar pasakėjai apie knygą. Nes aš parašiau ivrytų kalbą ir tu supranti, kad vis dėlto ivrytų kalba, nei lietuvių, nei ivrytų kalba, tai ne mano kalba. Ne kalba, kurį aš galiu išreikšti save. Taip. Ir jisai man padėjo išreikšti save. O iš esmės aš galvoju, kad kiekviena moteris, kad ir būtų įsitikinusi, kad vyras jos, kad jisai ola, jinai neturi pamiršti, kad jinai turi būti savarankiška. Izraelyje moterys yra labai apsaugotos. Ten labai nelengva yra skirtis ir vyras nukenčia materialiai. Tai yra moteris turi daug didesnės teisės. Šiek tiek žinau, kad moteris, aišku, jeigu yra ką dalinti, tai moteris gauna savo pusę.
Ir įstatymai jos pusė. Moters pusė. Moters pusė labai. Vyrai ten nelaimingi. Jau žinoma. O dabar socialinis statusas, darant karjerą, moteris palyginus su vyru, pavyzdžiui, mes čia sakom, kad mes neturime lygių teisių, o ten? Ten irgi apie tai kalba. Ir moteris, aišku, taip sako, aš nežinau, aš labai mažai dirbau valstybiniam darbe, kad aš galėčiau spręsti iš to, bet sako, kad moteris vis dėlto, jeigu moteris ir vyras daro tą patį darbą, moteris dažniausiai gauna mažiau. Mažiau. Ir jeigu yra konkursas į tą pačią vietą pretenduoja vyras ir moteris? Tai aš žinau tik tai iš pasakojimų. Kaip apskritai socialinis statusas? Ir kalbėkime mes apie moterį. Vot moters socialinis statusas. Tavo atvykusios. Aš atvykau legaliai, tai aš legaliai ir dirbau. Bet tu sakai, kad tu visą laiką dirbai privačiam sektoriui, tu neturėjai valdiško darbo? Nu, kaip sakant, ne, aš kažkokiu metu mokykloje aš dirbau valdiškam darbe, grindys ploviau valdiškam darbe mokykloje. Tu tada kažkur tai reportaže sakei, kad aš mokytojos pavaduotoja dirbu, taip, nes padedu vaikam po pamokų paruošti pamokas, o prieš tai valau. Ar iš tikrųjų taip? Tai buvo prieš tai aš pradėjau mokykloje. Pirmoji mano pakopa mokykloje tai valyti grindys. Ir aš valydavau grindys, plaudavau grindys ir girdėdavau, kaip mokytoja aiškino Puškiną. Aš galvodavau, aš moku neblogiau. Bet valydavau grindys, ne, aš dirbau. Dabar tu visą laiką kalbė apie Puškiną, Dostojevskį ir taip toliau. Tai, ką tu dirbi mokykloje, kurioje mokosi vaikai rusų kalba, ar vis tik tai Izraelyje į programą yra pakankamai daug įtraukta rusų klasikos? Kiek aš žinau, Izraelį ir literatūra, jie praeina truputėlį rusų klasikos, ten jie praeina Dostojevskį, labai garbina Dostojevskį, aš nežinau dėl ko, ir man atrodo, čia ne vaikams. Ir Čechovą, bet dar yra toks dalykas, atvažiuoja iš Rusijos vaikai ir, pavyzdžiui, dvi kalbos jie turi mokytis. Visi izraeliečiai turi mokytis ivrytų kalbą, turi mokytis anglų kalbą ir trečią Ką pasirenka? Ką pasirenka? Tai gali būti arabų kalba, gali būti prancūzų, gali būti ispanų. Ir dabar paskutiniu metu leidžia rusų kalbą mokyti rusų kalbą. Bet tai buvo vaikai, kurie atvažiavo pagal programą, su kuriais aš dirbau. Jie atvažiavo pagal programą be tėvų. Ir jiems, kad palengvinti jų gyvenimą, yra egzaminai, kurios reikia būtinai išlaikyti, o yra egzaminai, kurios galima pasirinkti. Ir jiems davė galimybę pasirinkti rusų kalbą ir literatūrą. Daug iš tų vaikų, kadangi jiems tai lengviau buvo, jie pasirinko rusų kalbą ir literatūrą. Tu sakei, kad pirma tavo kelionė buvo vienas iš gražiausių ar pats gražiausias Izraelio miestas Jeruzalė. Taip, aš ir dabar taip galvoju. Tu taip galvoji, o kur tu gyveni? Aš gyvenau Berševai, tai šiaurės yra tokia dykuma Negev ir tas miestas šiaurės pusės dykumoje. O dabar aš gyvenu Rishon LeCione, netoli Tel Avivo, tai negalima pasakyti, kad tai priemiestis, tai miestas kaip Klaipėda. Kada mes žiūrim televiziją dabar, klausomės žinių kiekvieną dieną, mes gauname informaciją ir mums atrodo, kad ten labai baisu gyventi. Ten vyksta karas. Kasdien žūva žmonės. Karas vyksta ne pas mus, karas vyksta, taip sakant, šaudo ir visi tie dalykai autonomijai. Bet nežiūrint, kad pas mus nešaudo, gyventi baisu. Iki šiol mano draugas Uri visą laiką sakydavo, mūsų miestas, pas mus tylu, pas mus niekas neatsitinka. Va, užvakar atsitiko ir mūsų mieste. Žuvo 17 žmonių. Su įeiti autobusą. Pavyzdžiui, važiuoti autobusu man labai baisu. Aš einu autobusą, aš žiūriu į kiekvieną žmogų, kuris turi didelę tašę. Nu, ir kiekvienoj dramų ir tragedijai visada yra kažko jokingo. Komiško. Taip, prieš mėnesį važiavau ir pasižiūrėjau vieną žmogų, ta tašė man pasirodė per didelė ir aš neatitraukdama akių turbūt žiūrėjau visą kelią į jo tašę. Tai jisai man pasakė, kodėl tu žiūri į mane? Sakau, razmičtalsi. Jisai ne į tave. Tai jisai taip ir pasakė, tu bijai mano tašės didelios, sakau taip.
Jisai atidarys, pasakė, žiūrėk, čia nešvarus baltiniai, aš vežu savo mamai, kad jinai išskalbtų. Bet iš esmės bijau. Mano tetai buvo 80 metų, tai Jeruzalė važiavau su taksi, nors tai labai brangu ir sugrįžau su taksi, aš bijau važiuoti autobusas. Tu turi sūnų ir netgi aš mačiau reportažą visiškai, man atrodo, vakar ar užvakar, kad rusai būrius kūrė ir jie galvoja, kad jiems reikia savo miestelį apginti ir dar kaip nors. Tavo žmogus, aš taip pasakysiu, tavo draugas taip pat yra vyriškis. Ar tu nebijai dėl ne tik savo, bet ir jų saugumo, pavyzdžiui, kada jie išeina į gatves tvarkyti savo vyriškų reikalų? Jisai gyvena Tel Avive, jisai kiekvieną dieną eina į darbą ir tu nerami. Ir aš nerami. Aš jam kiekvieną dieną, iš ryto aš klausaus radio, ar kas nors neatsitiko, o 12 val. Aš jam kiekvieną kartą skambinu į darbą. Ir dabar išvažiuodama savininkas pasakė, ką tu iš Lietuvos dar skambisi jam į darbą. Duok jam laisvės, duok jam oro. Taip, bijau, aš bijau. O dėl... Aš suprantu, aš tave labai suprantu, kad tu visada labai jautriai reagavai, tu labai motiniška motina, bet aš galvoju, kad aš tavęs neklausinėsiu, kaip arabai, kaip visokie ten tie dalykai susijęti su politika, mes dar turėsime po nedidelės reklaminės pertraukos labai moteriškų temų. Laikas bėga nenumaldomai, bet vis tik tai man knieti mūsų mylimos Sofijos Mininos paklausti, ką tu dabar darai? Tu truputėlį užsiminėjai, kad tu rašai knygą. Ar tai tiesa, ar aš netaip supratau? Pradėjau rašyti visai atsitiktinai. Norėjau išmokti be klaidų rašyti ivritų kalbą. Ir aš supratau, kad reikia, tam, kad išmokti be klaidų rašyti, reikia rašyti daug. Apie ką rašyti? Norėjau, ką nors tokius šviesesnių, malonesnių ir pradėjau rašyti apie vaikystę. Šiaip sau. Ir parašiau vieną lapą, kitą lapą, 10 lapų, 20, 30 lapų. Uri mano draugas perskaitydavo, taisydavo klaidas ir paskui jis man pasakė, žinai, man įdomu, rašyk, kas toliau bus. Ir aš pradėjau rašyti, kas toliau, paskui jisai pasakė, žinai, tau išeina knyga. Ir aš pradėjau rašyti knygą. Bet dabar tu sakei, kad labai daug lietuviškų vardų, tavo vaikystės draugių ir tavo vaikystė praėjo čia Lietuvoje. Tai ar galima sakyti, kad tai vaikystė Lietuvoje, taip, ar ne? Čia vaikystė Lietuvoje ir aš rašau, tai vienintelis dalykas taip autentiškas. Aš nerašau apie Klaipėdą, bet aš rašau, kad ta mergaitė užaugo prie jūros. Tai nuo 9 iki 10 metų. Aš norėjau parodyti, kad vaikas sako, vaikystė tai laimingi metai. Ne, aš norėjau parodyti, kad vaikystė tai nerojus, tai vaikystė tai drama. Kad vaikas pergyvena tos pačius jausmus, ką pergyvena didelis žmogus. Tik tai jisai pergyvena visą šitą giliau ir jam gal greičiau praeina. Jisai ir meilė, ir nusivylimas. Visi šitie dalykai yra mano knygoje. O tu klausai, ar Lietuvoje? Taip, yra lietuviški vardai. Ir knyga baigėsi tom, kad Simas su Rasa susitiko, pusę metų nesimatė, jie susitiko ir nutarė, prašė mamų, kad ar galima pasilikti nakvoti. Aišku. Ir jie juokėsi ten, šokė, ne, juokėsi. Šoko ir visa kita, ir paskui mama pasakė galų gale, kada jūs eisit miegoti. Tai o vaikai pasakė, mam, neišeik dar. Jinai pasakė, jau vidurnaktis, jau reikia miegoti, nes man rytoj reikia į darbą. Tai mergaitė sako, neišeik, pabūk, papasakok, padainuok mums dainą. Tai mama pradėjo lopšinę žydiškai dainuoti.
taip kaip mano mama dainuodavo man vaikystėje ir aš su savo draugė Aldona, mano draugė Aldona, jinai nekalbėdavo žydiškai, bet jinai viską suprasdavo ir padainavus šitą dainą, jinai užmiršo, kad jau vidurnaktis, o mama šitą mama augino tą Simą be tėvo, jinai buvo 30 metų. Va, ir turbūt irgi kažką prisiminė, atsiminė. Tai jinai užmiršo, kad jau vidurnaktis, kad vaikams reikia miegoti, jinai padainavo lopšinę ir pradėjo dainuoti. Pasėjau linelį ant pylimo, dėl jauno bernelio, dėl mylimo, o mergaitės jai pritarė. Oi lylia, oi lylia, dėl jauno bernelio, dėl mylimo. Taip, aš galvoju, kad baigiau šitą skyrių ir pratęsiu, bet kai perskaičiau savo draugų Ūriui, jisai pasakė, viskas, baig ant to ir baig savo knygą. Tai kokio tu tikėsi skaitytojo? Ar yra pakankamai ten gyvenančių žmonių Izraelyje, kurios užgaus šitą lietuvišką stygą, tos žydės, kurios vaikystė praėjo Lietuvoje? Aš galvoju, čia ne lietuviška, čia ne žydiška styga. Bet prie viso šito aš gyvenau tokioj šeimoje, pas mus buvo draugų lietuvių, pas mus buvo draugų rusų ir mano mama buvo gera prasme kosmopolitė. Ne? Gerai. Ir aš irgi, ir ta knyga ne apie žydus, ne apie lietuvius, ta knyga tiesiog apie žmonės. O ar šiandieninis Izraelis, į kurį, sakykime taip vaizdžiai, į etnografinę tėvynę, grįžo tiek daug vaikų iš viso pasaulio, tai ar jinai dabar šita šalis nepanaši į kosmopolitinę? Tai toks didelis klausimas, jeigu man reikėtų į tą klausimą atsakyti, reikėtų bet vis dėlto galima užčiuopti, kad tai nėra griežtai nacionalistinė, aš labai bijau šito žodžio. Žinai, yra visokių žmonių. Yra visokių žmonių ir kaip tau pasakyti, viena iš priežasčių, kurių aš ne tik išsimylėjau, bet 5 metai mes gyvenom su Ūriu ir gyvensim, kiek Dievas duos? Kiek Dievas duos, aš pasakiau, niekad negalima pasakyti ir niekad nežinai kiek. Va, bet jisai žmogus, jisai toksai žmogus, jisai nemėgsta, kai pradeda lyginti šitas žydas, šitas lietuvis, jisai tiesiog žmogus. Jis tiesiog žmogus. Ir aš visada, aš buvau tiesiog žmogus ir mano draugai buvo tiesiog žmonės. Ir visų pirma pas mane, jisai geras žmogus, negeras, jisai man artimas ar neartimas. Ir aš visada buvau pasiruošusi bendrauti su tuo žmogum, kuris tau artimas. Ir bendrauti, ir būti giminė su tuo žmogum, kuris man artimas. Aš niekad ir mane namie niekad neriboju, ar tu turi ištekėti už to, ar tu turi ištekėti iš to. Viskas aišku, dabar aš norėčiau tau, miela bičiulė, užduoti man, pavyzdžiui, labai svarbų klausimą, kadangi mes su tavim, kaip žinia, galėtumėm plepėti begaliniai. Laiką mums čia dingtų, laikas dėja. Tavęs laukia tavo mylimas žmogus, o mane riboja. Laikas mums skirtas eteryje, bet aš vis vien noriu tavęs paklausti. Tu labai myli Lietuvą ir man kaip lietuviai tai yra be galo malonu, nors aš pati esu pakankamai kosmopolitinių pažiūrų. Ką tu randi Lietuvoj, kai tu čia atvažiuoji? Ar mes kažkaip esam pasikeitę? Ar mes tokie pat bėdavotojai? Ar mes piktesni? Ar mes geresni? Ar tu randi tai, ką palikai? Kokie mes tau dabar žmonės? Mes turim statinių, mes turim prekių, dabar mes visko turim. O žmonės? Irena, miestas toksai, kad aš galiu didžiuotis mūsų miestu. Aš labai myliu šitą savo miestą. Labai džiaugiuosi, kad tu taip sakai. Aš labai jį myliu. Aš gyvendame Lietuvoje nuo vaikystės visada galvodavau, kokią laimę, kad aš gimiau Klaipėdoj, kad aš gyvenu Klaipėdoj. Kaip man čia gerai, koks čia geras miestas ir kaip man gerai, kad aš gyvenu prie jūrų.